Tai va, plaunam šildymo sistemą. Čia trumpai parodysiu, ką mes esam padarę ir dar ką viską tvarkysim. Va, čia mūsų stovi Vitodens 222F kitur. O čia ateina, va, bus visa katilinė mūsų va tokia. Yra 3 pamaišymo mazgai, va, rūsys, 2 aukštas ir 1 aukštas. Va, veikia viskas kuo puikiausiai. Va, o čia buvo mūsų senas malkinis katilas ir skysto kuro katilas. Tai visi tie išsimes laukon ir dar perdarysim, tai būtent vandentikio vamzdyną visą išmesim juodą plieną ir pakeisim vandens minkštinimo stotelę. Va, ir tada sutvarkysim, viskas bus puikiai, nes va, viršutiniai vamzdžiai irgi visi buvo metaliniai, nu, vienu žodžiu, čia buvo tokia padaryta, nes va, irgi čia buvo, pats nesupratom, kas čia buvo padaryta ir kaip. Tai va, viską tą, visi šitie visi vamzdžiai, visi metas laukon, nebebus ne vieno. Va, prisijungiam prie kolektorių, viską tvarkingai. Ir visus tus išmetam lauko ir bus mūsų visa katilinė, viskas, daugiau nieko nebereikės. Dabar trumpai parodysiu, kur katilas mūsų stovi, nes kitaip čia negalėjom padaryti. Mūsų katilas stovi čia, nu, tik tiek, kad čia dabar betvarkė visur, susitvarkys, va, čia ir senas boileris, išsiplėtimo bakai, dar mazgai, čia svaidos, reikia sutvarkyti viską. Va, o čia mūsų katilas stovi. Visa katilinė mūsų, daugiau nieko nebėra. Kuo puikiausiai. Pažiūrėsim, ką rodo, nes mes čia turim, va, turim rūsys, 1 aukštas, 2 aukštas. Ir kiekvienas aukštas dirba skirtingai. Ir visa katilinė, daugiau nieko nebereikia.